Sveiki, noriu šiandien pakalbėti biškiuką apie tokią temą, kur jau atėjo pats laikas apie ją pakalbėti. Tai yra apie visas slaptas organizacijas, kurios veikia Lietuvoje. Kitaip vadinamas dar sektom, bet jie patys vadina tai bendruomenėm. Taip, labai gražiai užmaskuoja viską. Ir jau pradėjo visi galai lysti visoje Lietuvoje, tai mūsų valdžia ir visi kiti įtakingi žmonės Lietuvoje, elitai, kurie tikrai priklauso, ne vien elitai, yra ir paprastų žmonių labai daug, kurie priklauso šitom grupėm žmonių, šitom, čia net nepavadinsi grupuotėm, grupuotės tai yra kriminalinės, čia biški baisiau negu kriminalinės grupuotės, jos atvirai neveikia, jos veikia viskas slaptai. Tai va, yra tokios vienos didžiausių, tai čia pasaulinio lygio ir kurios veikia ir pas mumis, tai masonai, freemasonai. Pas juos yra taipogi laipsniai suskirstyti ir pareigos. Pirmo laipsnio yra mokinys, ten tik įstojęs, kuris dar yra žalias, dar tik tai girdėjęs ir nori visko išmokti. Antras yra pameistrys, kuris jau turi žinių ir prisiema kažkokią tai atsakomybę. Trečias laipsnis tai yra meistras, jau kuris užima pareigas ložėje. Ta ložė tai yra jau, kai tu esi tikras klubo narys, jau esi pakilęs pareigose. Ir taip pat pas juos vyksta dar ir škotiškas ritualas, tai nuo 4 iki 33 laipsnio. Jie tai vadina mokymais, bet taip ir yra iš tikrųjų, jie ten viską daro slaptai, slapti susitikimai, jie savęs neviešina labai stipriai, kad jie ten yra tokie ar kitokie, ar priklauso tam masonam, ar nepriklauso. Šitų masonų tokia kaip dukterinė yra organizacija Rytų žvaigždės ordinas. Tai čia seniau masonai buvo savo žmonom sukūrę šitą organizaciją ir dabar jau šiais laikais jau prisijungia yra ir vyrų daug, tai jie veikia taipogi jau kaip ir atskirai, jau buvo dukterinė, dabar pasidarė savo veikloje, jie labai daug užsiema, visos tos organizacijos užsiema dėl akių gerais dalykais, tokiom kaip labdaros, bendruomenės veiklos, saviugdos, visokie mokymai. Tai pagrindą jų sudaro mokymai energetiniai. Tie, kurie yra todėl jos ir yra slaptos, kad nuo visų žmonių slepiama. Ir kaip gali manipuliuoti ir taip toliau tai žmonėm, kurie apie tai nežino. Ir tokiu būdu padaroma labai daug nusikaltimų, kurie neįmanoma atrodo jų net ir ištirti ir pagauti kažkokių tai nusikaltėlių, nes viskas veikiama yra energetiniu būdu, to nematomu būdu. Tarp kitko, anuose video visuose, kur esu įdėjęs, viskas dėta yra palaipsniui, apie energiją, kaip save kontroliuoti, dirbti su savim, taipogi dėjau apie švietimo sistemą. Tai ta švietimo sistema yra labai veikiama šitų visų organizacijų, grupuočių, viskas yra veikiama iš tikrųjų. Pas juos, taipogi po to pasakysiu, kas pas juos, taipogi yra dar didelė labai grupė, kuri veikia iš religinės pusės labiau, tai vadinasi Opus Dei, Dievo darbas lietuviškai. Tai yra labai šlykšti grupė, taip galiu pavadinti aš ją, nes tai veikia katalikų bažnyčioje, bendruomenėje, jis susikūrė Ispanijoje, ją sukūrė vienas fašistas pokario metu, 28 metais, ir taipogi užsiema viskuom slaptai. Jie nesiskelbia patys tie žmonės, kurie priklauso šitai ar šitom grupėm. Ir
šita Opus Dei grupė pripažinta Vatikano personalinė pleratūra. Tai reiškia, kad jinai dirba su po Vatikano nurodymais, tai yra pavaldi Vatikanui ir veikia bažnyčios viduje. Ir jos nariai gali būti įvairiausi žmonės, nuo valytojo iki prezidento. Tarp kitko, mūsų šalyje darytas buvo tyrimas žurnalistinis, tai buvo pora žmonių išaiškinti, kurie valdžioje sėdėjo, mūsų energetikos ministras Kairys, kuris didžiausias melagis turbūt pasaulyje, kur su Igničiu ten primakalavo daugiausiai aferų. Taipogi dar ten teisėjų buvo paminėta. Įdėsiu šitą straipsnį į nuorodą, į komentarą, galėsit patys pasiskaityti. Taipogi įdėsiu apie Opus Dei grupę ir YouTube'ės filmuką, bet anglų kalba bus. Straipsnis lietuvių kalba. Tai va, toj Opus Dei taipogi yra kaip rangai, yra numerariai, kurie gyvena celibate. Tai čia daugiau vienuoliai, kunigai ir kiti, bet gali ir paprasti ait, kurie atsidavę tai organizacijai, labai daug laiko praleidžia, beveik viską praleidžia organizacijos veiklai. Po to asocijuotieji, tai va, tie atrodo išorė paprasti žmonės, bet tokie kaip verslininkai, gydytojai, politikai, teisininkai ir kiti ypatingi įtakingi pareigūnai, kaip prokurorai, policijos pareigūnai, kriminalinės policijos pareigūnai, įvairiausi vaikų teisių atstovai, labai daug vaikų teisių atstovų yra šitoj, nes per juos labai daug vyksta ir vaikų trafikai, visokie pedofilijos ir visi kiti iškrypimai, pederastijos ir tai labai didelis tinklas, kuris veikia visam pasaulyje ir pas mumis šaly taipogi yra daug. To įrodymas yra ir Kedžio byla ir daug kitų bylų, apie kurias tikrai nebuvo viešinama, kadangi jie labai veikia vieningai. Kodėl aš apie tai kalbu, ne? Nes padarysim šito reportažo, šito pokalbio antrą dalį, kurioje papasakosiu, kodėl aš taip kalbu. Ir dabar pradėjo visa informacija tikrai lysti ir dabar yra laikas ją išlysti, kaip čia pasakyti, iš daugiau kampų, iš daugiau pusių. Aš susidūriau labai stipriai su tuo, kadangi turiu auginu vaikus, tai taipogi turėjau ir dėdę savo, kuris yra kunigas, taipogi pažįstu daug kunigų ir žmonių, kurie susiję su bažnyčiomis, bei mano artimiausi šeimos nariai, kurie patapo patys mano priešais, man pastebėjus visus šitus pasikeitimus ir manipuliavimus, ką jie daro, nes jie turi apmokymus, tam viduje juos apmoko, kaip manipuliuoti energiją, kaip manipuliuoti tavo mintim, kaip manipuliuoti viskuom, kom tik tai gali būti, ir jie nusikaltimus daro pradžioj, gali pasisavinti tavo tapatybės, atsidaryti offshore'nės sąskaitas užsienyje, įmonės, daryti daug gero, negero ant tavo vardo, jiems tavo gyvybė iš vis nieko nereiškia, jie daro daug ritualinių visokių tais ceremonijų, kad tave aukoja, tu net nesupranti, paverčia tave psichinių ligonių, bando paversti, bent jau mane bandė, kitus labai sėkmingai tai padaro ir to pasekoja atima gyvybę, dažniausiai ta gyvybė atrodo natūraliai atimta, tokia kaip širdies infarktai, vėžiai ir visi kitos galimos ligos. Bet visą šitą perduoda taip techniškai ir taip atrodo neįtikinamai, kol pats su tuo nesusiduri, kad nepatikėčiau, jeigu man kas pasakotų 2 metai atgal. Tai va, o visą šitą tikrai pats patyriau, pats pajaučiau tą jų
jų tos ritualinius dalykus. Žinau, kas vyko pas manyje, todėl teko nutraukti ryšius su savo artimiausiais žmonėms ar draugais taipogi, kurie irgi kaip tai viskas pasirodo. Tai netikėjau tikrai šitais visais dalykais, kol nebuvau iškviestas į policijos nuovadą apklausai. Ir policijos pareigūnai patvirtino, kad yra Lietuvoje tikrai nemažai šitų bendruomenių, tiek mažesnių, tiek didesnių, mažesnės pavaldžios tokios, jau iš mažiausių didžiausia, man atrodo, tai yra Marijos radijo, taipogi, viskas, kas susijęs su religija, žinokit, tai nieko doro ir gero nėra, bet jie visi veikia, ir mūsų politika, ir mūsų valdymas visas, tiek Lietuvos, tiek Europos, tiek pasaulio, yra visas per juos, todėl kai kada atrodo, kur eini, ten durys uždarytos, dėl ko, nes visi jie veikia komandai. Ir jie jūs bet kokiu būdu, atrodys, tas žmogus net negali būti susijęs su jais, su kažkuom tai, ne, bet jie yra susiję. Kur žmonės, kuriuos tu net negalvoji, kad jie bendrauja, kaip ir mano šeimos narys ir mano geriausias draugas, tarkim, mano šeimos nariai, ten sesuo, mama, net nepagalvočiau, kad su mano geriausiu draugu galėtų turėti tokius glaudžius santykius kaip šeima. Ir jie, kadangi negalvoja, kad su manim nepavyks jiems susitvarkyti, dar ir dabar daro apeigas ir visokias kitokias nesąmonės, bet tos nesąmonės yra tikrai sąmonės šiaip, nes daugumai tai veikia, bet išmokus valdyti energiją, supratus, kokį žaidimą mes žaidžiame šitame gyvenime ir kaip tai žaisti, tikrai galit kiekvienas to išvengti ir tada jie taps bejėgiai. Tai va, paaiškinsiu kitame video, kaip tai veikia ir kaip man tai buvo, kokią patirtį aš patyriau su jais. Tai tikrai ta patirtis užaugino mano patį žinias, kuriomis galiu pasidalinti su jumis. Už tai ačiū jiem visiems. Tikrai žinau, kad žiūrit šitą video, nes žiūrit mano visus video. Aš dėl jūsų stengiuosi. Ir linkiu jums visiems labai daug šviesos, išlysti iš tos tamsos, nes čia yra liucimerija. Jų šitas visas darbas, nes tikrai jie ne vieną žmogų pasiuntė, yra ir į psichiatrinę ligoninę, tiek į policijos nuovadą, nes švento nieko nėra, nei šeimos narių, nei anūkų, nei vaikų, nei nieko. Jie veikia kaip buldozeris, taip kaip Seime. Nori prastumti pedarastą, jie stums. Atsiras protingų, nesigaus. Tai va. Gerai, iki kitos dalies susimatysim tojaus.